Ką reikia pritraukti savo gyvenimą? Absoliučiai viską, ko tau reikia, nes ko tau reikia iš tikrųjų yra, ko tu nori. Pirma, sek savo aistrą, daryk tai, kas tau ir smagiau, ir smagiausia, labiau nei ką kitą, kiekvieną momentą, kiek įmanoma daugiau. Antra, daryk tai kiek įmanoma ilgiau ir stebėk, ar tai natūraliai tiesiog ta aistra nublankst ir kažkas kits pasirodo, kas yra aistringiau negu ką dabar darai, ar iš savo ego tu dabar pagalvoji, ai nepadaryk to, tau reikia eiti indus išplauti kažką tenais. Daryk aistrą kiek įmanoma ilgiau ir neklausyk savo ego. Trečia, išlik pozityvioj būsenoj. Nesvarbu, kas įsimanifestuoja, kai tu seki savo aistrą. Nes tavo aistra yra viską išsprendžiantis mechanizmas. Ants atsiunt tau visas sinchronizacijas, žmonės, galimybės, absoliučiai viską, ko tau reikia, kad tu augtum. Nes kai tu seki savo aistrą, viskas, kas nėra susilyginęs su tavo aukščiausia versija, tu aukščiausių dažnių, yra išmetama į viršų. Ir tai gali būti baimės, pyktis, kažkokie įsitikinimai, kad tai visiškai nesusilygins su tavo aukščiausia versija, bus išmesti į viršų. Išlik pozityviai būsnai, kad gautum naudą iš to, kad galėtum panaudoti konstruktyviai ir pozityviai tai. Ketvirta, išjung lūkestį. Kai tu eini savo tą aistrą, kai tu sieki savo aistrą, tu negali turėti lūkesčių. Įsivaizduok, yra portalas. Toks didžiausias portalas, kad tau visą tą gali atsiųs tiek daug sinchronizacijų, tiek daug galimybių, tiek daug situacijų, tiek daug žmonių, tiek daug gausos į tavo gyvenimą. Ir tu galvoji, o, jeigu aš dabar padarysiu tą, geriausia, kas gali vykti, ir tas. Būt. Tu uždarėjai visą tą portalą ir vienintelis dalykas, kaip tu įsivaizduoji, tavo ego, kaip įsivaizduoji, geriausiai, kas gali vykti, vienintelis dalykas, kas gali vykti ir tai neįvyksta. Ir tu, viskas, kaip blogai, aš įlindau į dar žemesnį būseną, negu prieš tai buvau, nes aš turėjau lūkestį ir aš tikėjaus kažko iš to. Išjung lūkestį. Lūkestis yra savisabotažas. Ir penkta, analizuok savo įsitikinimų sistemą ir pakeisk tai, kas yra visiškai nesusiję ir nesusilyginę su tavo aukščiausia versija, su tavo aukščiausiu dažniu. Kas tu iš tiesų esi? Kaip tai padaryti? Klausk klausimą. Kai išlend kažkas, ko tu iš tikrųjų nepageidauji, gerai, kuo aš turėčiau tikėti šitoj situacijai, kad tai man būtų tiesa? Randi šaknį ištrauki, pakeiti kažkom, kas yra konstruktyvų ir pozityvų. Jeigu nežinai, kaip tai padaryti, komentuok žodį gausa ir aš tau padėsiu pakelti vibratišką ir aš tau padėsiu pakeisti limituojančius įsitikinimus, padės tau turėti kasdienį gyvenimą, kad esi ir pilnas pozityvo, pilnas laimės, pilnas džiaugsmo ir pilnas visko, ko tau iš tikrųjų reikia, kad tu gyventum pilnavertišką gyvenimą. Aš tave myliu, lauks tavęs komentarus.